Pokalbis su dienos svečiu. RSU radijo eteryje ką tik nuskambėjo Andriaus Kulikausko kūrinys ir tikrai dar ne vieną jūs turėsite galimybę išgirsti šiandien laidoje ir ne tik išgirsti pamėgtus kūrinius, bet ir pokalbį su Andriumi Kulikausku, kompozitoriumi, atlikėju, aranžuotoju. Labadiena! Labadiena, gerbiami klausytojai, labadiena, gerbiami vedėjai. Kaip sekėsi, kaip nuotaikos? Superinis. Tai jūsų gripas... Oras geras, pavasarių kvepia visur. Tai, supratau, gripas tikrai neužpuolė. Ne, kažkaip. Labai tuo džiaugiamės ir linkime, kad taip neatsitiktų. Na ir gal pradėkime nuo to, kad Meilės dieną, tai yra vasario 14-ąją, jūs pristatysite naująjį albumą būtent Panevėžio publikai. Gal nuo to ir pradėkime nuo šio pristatymo, nuo šio koncerto. Kągi išvys ir išgirs atėję žiūrovai? Prieš Kalėdas kažkaip apsišlavė už savo kūrybinę dirbtuvę ir tiesiog Lietuvos televizijoje supratau, kad labai daug yra ten mano likus dainų nufilmuotų labai neblogoj kokybėje, labai geroj. Ir pasiskaip surašiau sąrašą, pasižiūrėjau, kad iš tikrųjų geras ploštas lygia per tokį laikotarpį. Taip, kiek įmanomas, susiradau tą viską, į tą video medžiagą sumontavom, patvarkėm kokybišką garsą, kad būtų stereo, kad galėtų ir namuose žmogus klausytis, turėdamas namų kiną, ir tą patį variantą beveik visą į CD, kad žmogus važiuodamas mašinu iš Šiaulių ar iš Panevėžio į Palangą galėtų klausytis ir šiaip audio versijai. Ir gavosi 27 video kūriniai ir šiek tiek mažiau audio variantas. O, tai niekas, o tai galima sakyti, tas naujametinis apsišlavimas tikrai išėjo naudą. Jo, man pačiam buvo netikėta, kad aš tiek esu Lietuvos televizijoje darbų palikęs, o ten, kaip sakot, padėt ant lentynos ir tik tai metuose porą kartų ar kokią nors vieną kitą progą žmogus išgirsta ar pamato. Tai būtent tai ir išleidau tą albumą ir tiesiog noriu deklaruoti jį visiems, kad kas nespėjo perskaityti, kur buvo spaudoj parašyti ar panašiai, tiesiog tie tokie kaip po pristatymo koncertai, dabar toks marketingas, taip madinga galbūt, ir būtent Panevėžį muzikiniam teatre vasario 14 dieną. Tai ir pagrosime iš to albumo. Su manim vienas korifėjų gitaristas Gintaras Šulinskas prigros, kuris tikrai papuošė mano dainas, kuris ir net dainos teatro įrašuose įgrojęs, jis nuo to laikmečio yra artimai bendraujame. Tai ir mergaitė pasiims iš jaunimo kaip apšildoma grupė Justina Kazekevičiūtė iš Agatos stovyklos, jie savo dainelės padainos, dar kažką mano iš pirmų dainelį, tai norim parodyti Panevėžiui, kad Meilės diena yra tų meilės dainų. Tikrai to nebejoju ir gera naujiena visiems jūsų gerbėjams. O dabar sakykit, aš trupučiuką su pavydo gaidele ir mano klausytojai man pritars, kodėl būtent pradėjote nuo Panevėžio ir kada mes jūs išvysime Šiauliuose? Šiauliuose, čia tiesiog aš pats, kaip sakyti, nedarau to viso. Tiesiog žmonės iš mokytojų namų Bardai LT tokia svetainė yra. Jie ir Kaniavos organizuoja koncertus ir kažkada ir su Pareikiu mes koncertuodavom ir vis organizuoja Bardo koncertus ir ta idėja užkybo jiems padaryti pristatymo koncertus. Tai tiesiog patogus laikas, jie susitarė, susiskambina, susiderinam ir važiuojam į trasą. Na, aš su jūsų organizatoriais taipogi kalbėjau ir jie pažadėjo, kad jūsų koncertą šiauliečiai išvys berods balandžio 17 dieną. Jo, Saulės centre. Saulės koncertinėje įstaigoje, taip. Va, ten nusimato kažkas tokio. Aišku.
Na, o vėlgi kalbant apie koncertą, ar atliksite koncerte dainas būtent iš naujojo albumo, ar klausytojai žiūrovai išgirs ir jau pamėgtas senas dainas? Taip, kas be ko, bus atliktos, ne visas dainos aš galiu dainuoti, kai kurios yra dainos tiesiog parašytos nedai, pavyzdžiui, aš ne džiazmenas vokalistas ir aš tikrai tų dainų nelabai ir dainuoju ir man nelabai išeina. Ten tekstas yra net iš moteriškos pozicijos, o šiaip kiek įmanoma, tai bandysiu atlikti, parodyti. Nors savęs nedeklaruoju, kad aš esu vokalistas, dainininkas. Aš tik esu savo dainų interpretatorius, kaip save įvardėjau. Ir jūs kaip prieš tai man minėjote, jog pradėjote dainuoti 2000 metais, ar ne? Taip, nes kažkaip tiesiog mane vienam kitam kolegai iš dainininkų atlikėjų pasiūliau savo dainas ir tiesiai sako, ką man mokėti tau pinigus, aš pats pasirašau dainą, aš pats pasirašau žodžius ir man ramu. Taip, aš pasižiūrėjau, kaip pas mane susikaupė namuose tų dainelių visur pridėtos sąsiuviniai stalčiuose guli ir plus dar nepatogu yra, kada tu paprašai dainos pas poetą ar teksto autorių, kad parašytų tekstą, žmogus sėdi prie tavo dainos kažkurį laiko tarpą gaišta, o tu paskui padedi tą dainą į stalčių. Nėra paveikslą, kai nupaišai, gali nueiti į Pilies gatvę ir ten pardavinėti prieėvėms, o dainą kažkaip neparašysi, na tas, kad pigiai parduodu dainą. Tai kažkaip tas man labai, sunervavo ir kaip bebūtų, tiesiog galvoju, velnias nematė, aš dainininkas, nei ką, tiesiog informuosiu, kad turiu tokią dainą ir viskas, kas nori toliau iš dainininkų, tegu dainuoja. Tai taip po truputį ir pradėjau giedoti. Ir šiuo krizės laikotarpiu gan labai apsimoka pačiam ir dainuoti ir kurti turbūt, ar ne? Kaip ta krizė, supranti, man rodos, kad ta krizė kiekvienas savyje ją nešiojasi, tu nori tą krizę turėti, tai ir turi, O paprasčiausiai kaime žmogelis atsikelia ryte su gaidžiais, pašeria gyvulius, vištos palesina ir ciklas eina ramiai. Ir net nežino, kas tas per dalykas, ta krizė, ar ne? Jo, ir jis nežino tos krizės. Čia, man rodos, psichologiniai, daugi mulkino su ta krizė, o žmonės kaip dirbo, taip ir dirba ir viskas procesas vyksta. O šiek tiek, Andriau, dar noriu apie jūs paklausyti. Jūsų balse girdisi šiek tiek žemaičio akcentas. Esate žemaitis, ar ne? Na, visi jau žino, kad aš plungietis esu. Ir net žemaitiškai ar aš kiekvienais metais esu įsipareigojęs po žemaitišką dainą parašyti, ypatingai šiemet, kada yra tarmių metai. Tai labai gražus momentas visus metus. Ir toliau gal tas bus tęstinumas, kad tu galėsi kalbėti savo dialektu ar ten. Taip, dzukėlė, kai nuvažiuoju, net širdis apsigauda, kaip jie cikavoja. Aišku. Na, o dabar mes pakviesime klausytojus pasiklausyti ne žemaitiškos, bet jūsų sukurtos dainos Beveik tobulas laikas. Apie šią dainą gal šiek tiek? Šią dainą žodžius parašė Jurga Čekatauskaitė, žurnalistė. Ji daug tekstų yra parašiusi ir čia viena iš tokių šviežesnių mano kūrinėlių, ten apie santykius. Taip labai skaitau, kad dainos tekstas pavykęs jis yra ir čia su atviru ratu esu padaręs programą Kulise mylėtų. Ir mes autorinė beveik, ir mes su visa komanda tokia ir atliekama ją. Ir ši daina taip pat bus jūsų naujajame albume. Taip, ji ir yra nufilmuota ir video viskas ten yra. Na ką, kita, nieko nelaukdami ir pasiklausome, o mes pratęsime pokalbį jau po šios ir dar kito muzikinio kūrinėlio. Pokalbis su dienos svečiu.
Mūsų radio eteryje vėlgi tęsėme šios dienos pokalbį, kuriame dar kartelį visiems primenu, mes kalbame su kompozitoriumi, atlikėjų aranžuotoju Andriumi Kulikausku. Na ir prieš nuskambant muzikiniai pauzai kalbėjome apie tai, kad Meilės dieną, tai yra vasario 14-ąją, Andrius Kulikauskas pristatys naująjį albumą Panevėžio publikai. Andriu, paklausiu dabar jūsų, kelintas apskritai šis albumas bus? Dar kartą labą dieną, klausytojai. Šiaip tas albumas, vadinkime, trečias. Aš nesu tas kiekybininkas ir tiesiog trečias albumas mano išleistas. Tai gal šiek tiek, prisiminkime tuos ankstesniuosius. Pirmas buvo Zuzi rekordų išleistas, bet jis kažkaip ir pradingo, tu paklausyk. Ten buvo sudėti audio iš Dainos teatro, iš visur irgi taip surinkta, sušluota iš kūrybinės dirbtuvėlės medžiaga. O paskui dar buvo Vakaro melancholija išleistas CD, kur ten buvo tiesiog nauji kūriniai parašyti jau šiame tūkstantmetyje. Jeigu palygintume, ar šis albumas kažkuo tai skirsis nuo ankstesnių? Jis yra brandus, jis yra, kaip sako, sunokęs, susistovėjęs kaip vynas, išmastytas, nėra darytas kaip savo malonumui, nes tiesiog sugrota ir per tiek laiko labai atsakingai į tai žiūrėta. Aišku. O jeigu kalbant apskritai apie visą kūrybą, kaip pats apibūdintumėte, kokia tematika vyrauja jūsų kūryboje? Jeigu tematika, čia gal stilius daugiau, pas mane stilius daugiau kartais pagrindė vyrauja, kaip ir pas visus lietuvius. Daug lyrikos tos yra daug pas mūsų, tautoje, gal čia nuo liaudės tų dainų, nuo tų močiučių visų esu lyrikas. Tai kartais prasimuša koks hipių laikų stiliuje dainelė ar ten bliuzas kažkoks prasimuša, o šiaip tematika, tai koks yra eilėraštis, koks kaip saka, kaip žvejyboje, koks užkimba, tai ir turi kažkaip. Ir dažnai supratau, netgi pačiam netikėtai būna, netgi nežinai, ką sukursi, kas atsitiks, ar ne? Jo, ir mano taip, kaip po kredo yra, kad jeigu šiandien užkybo, vadinkime, kažkoks motyvas ar eskizas kažkas tokio, tai aš jį pasižymiu, užsirašau kažkokiu būdu į kompiuterį, diktofoną ir pas manęs guli ir laukia, stovi eilėje, kad paskui galėčiau pasiklausyti po kažkiek laiko, ar tas mane tebekabina motyvas. Tai, žodžiu, netgi pats save kažkuria prasme tikrinate, taip galima pavadinti. Jo, kad pasiklausyti kitome ausimi, kad tu biškai atšaltumi nuo to motyvo, kad nebūtų tokių variantų. Jėzau, kokį gražus motyvas, rytoj žodžius parašau. Po savaitės nebepatiks, ar ne? Atiduodu į eterį, paskui po savaitės, kai išgirsti, praeina pusė metų ir paskui, o Jėzau, kokia gėda. To labiausiai dėjau, labai esu savikritiškas savo dainom. Bet ar būna taip, ar pasitaiko? Yra tokių, kurių aš net neviešinu. Iš jaunystės tokį, pas ką nebūna, žinai, man rodos pas visus kūrėjus būna tie tokie, žinai, tik gal ne visi prisipažįsta, yra tokių padėta, kurių tiesiog, tai buvo pradžia ir negali pavadinti dainomis, čia buvo dabar naiviai atrodo, žinai, kai kokias 19 metų buvo, tai ten nei tie žodžiai tiek rūpėjo, ten tik... Bet geriau turbūt tas, kuris bando klystą, kažką daro, negu nieko nedaryti. Kas be ko, žinai, geriau, žinai, stipriai suklysti arba gauti gerą pamoką
aš labai buvau imlus vyresniems, kurie filharmonijoje, kai dirbdavo, man labai daug padėdavo aplinkiniai autoritetai, aš to vadinu. Aišku. Na, o kalbant apie koncertą Panevėžyje, tai manau, be jokios abejonės ten ir bus dainų apie meilę. Beveik visus mano dainus apie meilę yra. Nes poetai tai apie meilę daug rašo irgi. Aš pats eilių nerašau, išskyrus Buntep, kaip šposą. Žemaitiškai bliusą tokį buvau parašęs. Tai. O šiaip labai daug apie meilę yra pas poetus. Bet yra ir tokių dainų, kurių tiesiog net skaudžių, aš kaip vadinu, žinai, tokios kaip ant žaizdos druskos gabaliuką užberdami, tokios jautrios labai. Sunkiausia man jas interpretuoti tokias yra. Todėl nelabai dažnai ir koncertuoju. Tiesiog, kad tas būtų man pačiam kaip atlikėjų, kad visą laiką išliktų truputėlį to šviežumo dainoje. Andriau, paklausiu dabar jūsų savo sukurtas dainas, ne tik pats dainuojate, kūrėte, taip pat ir kitiems atlikėjams, na ir galima pavadinti jūs tikrai produktyvių kūrėjų. Kaip gimsta ta kūryba? Ta kūryba vieni mėgsta kažkaip ją išaukštinti, kvėpimas, kada ateina ir panašiai. Populiaru taip sakyti, jo. Jo, nieko panašaus, tas įkvėpimas čia toks yra neapčiuopiamas dalykas. Tu gali važiuoti troleibusu arba važiuoti autobusu ir tiesiog kartu su autobuso ritmu tau kažkas į smegenis iškrenta kaip žvirklis ir tai tiesiog tu užfiksuoji. Arba labai daug motyvų man vakarais einant su šunim pasivaikščioti. Tiesiog eini šuo laksto, o tu švilpauji ir kažkas iš to švilpavimo pasižiūri ir užsikabino. Arba tiesiog važiuoji į koncertą, į kokį Palangą iš Vilniaus, ilgas kelias ir monotonija ta tokia mašininė irgi. Čia nėra tokio kaip įkvėpimas toks, o dabar aš sėdėsiu ir lauksiu įkvėpimo. Taip galima ir nesulaukti, ar ne? Jo, o kartais tiesiog būna ir momentas, kad kažkas tau skauda dūšioj ir kažkiek, ar kokį po poros alaus kažkas atsiveria. Tiesiog tu groji ir kažkas įvyksta, procesas kažkoks. Tai dažnai netgi vyksta, kaip supratau, pačiu netikėčiausių momentų kažkokie, tai kūrybos momentai ateina. Taip. Čia, žinai, man rodos, kad čia nereikia to viso sureikšminti. Man rodos, kad tiek kitose meno sferose idėjos ateina, man rodos, ir netikėtose, o ne taip, kad sėdėti už stalo ir laukti, kaip, pavyzdžiui, rašytojas sėdės ir lauks įkvėpimo. Man rodos, kad jos apima visą spektrą gyvenimo. Tik tai turbūt reikia spėti ar pajusti tuos momentus, galbūt pagauti, ne kiekvienas žmogus tai supranta ir pajaučia. Pagauti, tai gali pagauti, bet svarbus momentas užfiksuoti, kad paskui nepamirštum. Jo. Ir po to sakysi, štai kažką tai galvoju, bet neprisimenu, ar ne? Jo, labai dažnai yra, kad miegi sapnuoji ir groji kažką gerą. Atsikeli iš ryto, meto telefono sučiškai ir nieko nebeprisimeni. Galvoji, atsibusi, užsirašysiu ir išskrido viskas. Gaudyk vėją. Momentinis kūrybos pliūpsnis. Jo. Kągi, Andriau, o kokie kiti artimesni, tolimesni galbūt planai? Jeigu pavyks, kaip saka, apie planus sunku labai kalbėti, ypatingai man tokiam, kaip aš save vadinu, žinai, profesionaliam tinginiui. Viską darau paskutinę minutę, nors apmąstęs esu galvoje viskas padaryta, o kai reikia atsisėsti rašyti kažkokias natas ar kažką, tada laikas išsitempia. Šiaip planuoju išleisti savo dainų albumą, tokį fortepijonui su balsu ir gitaros akordais, kaip aš esu surašęs Kernagio visą kūrybą, kurį dabar štai išėjo 2 dalys ir dar turėtų išeiti 3 dalis po
pavasarį. Visos dainos, kurios galėtų tiesiog bet kokioje mokykloje, provincijoje atsisėdę su muzikos mokytoju vaikai dainuoti. Ne tik vaikai, bet ir suaugę ir iš natų tvarkingai, gražiai, kaip mano sumastyta. Aišku. Va tokia mintis yra. Ir aišku, dar turiu idėją instrumentinės muzikos padaryti CD. Albumą tokį, kur nėra žodžių, kur tiesiog eina mano instrumentinis piesės. Pasižiūrėjau, kad stalčiuje pas save, kad yra jų. Tai gal vėl darysite kokį, pavadinkim, pavasarinį dabar apsivalymą ir vėl rasite daug savo kūrinių? Jo, reikia dabar tik pereiti per savo, kaip aš vadinu, tos kompiuterį folderius, kurį mano visą įniuniuota, išvilpauta ir panašiai tiesiog surinkti, supakuoti, sudėlioti gražiai į lentynas kaip knygas. Ir pasižiūrėti, kas yra, kas. Na, svarbu, kad yra dėlioti, ką į tas lentynas, ar ne? Aš manau, kad taip. Svarbu išlikti, kaip sakyti, domėtis tuo. Yra, o nesėdėti ir laukti kažko. Tiesiog reikia ir domėtis. Paskutiniu laiku man ta jaunimo muzika, tiesiog, kadangi sūnus jaunas, tai kažkaip labai užkabina hip-hopė, su ko valgomas yra, kur rankoje peilis, kur šakutė, kas liečia aranžuotės ir panašiai. Tiesiog reikia neapkerpėti, o eiti, stengtis kartu su mados tais diktuojama, kas šiemet aktualu yra tais samplais, kaip ir panašiai, kaip dabar dėliojama pas mūsų. Žodžiu, plačiai visapusiškam būti, ar ne? Raginate ir pats toks esat. Taip, man tiesiog paskutiniu laiku tiesiog antri keli metai aš klubinės muzikos tiek tokie, kur net nėra dainininkų, eina, kur kaip kinose, kaip parodo toks pliūpsnis kažkoks ritmo ir mane tai veikia, pavyzdžiui. Ir pavyzdžiui, paklausiu iš tų ritmų, ar kažką tai panaudojate ir savo kūryboje? Ne, kaip yra, tu nusiperki arba įsigyji kažkokiu būdu tuos ritmus, kaip vadinami, žinai, lupsai, kilpos tokias, būgnų kilpos ten ar dar kažkokias naudoju. O kas belieka, juk būgnų neįrašysi pas save namuose. Ir krapštaisi su jais ir kažkas gaunasi. Aišku, čia šiek tiek prisilietėme ir prie jūsų kūrybos virtuvės. Visiems klausytojams priminsiu, jog Andrių Kulikauską, tai yra kompozitorių atlikėja aranžuotoja, mes išvysime taipogi čia Šiauliuose, koncertuojant balandžio 17 dieną. O dabar noriu palinkėti jums gero koncerto Panevėžyje, tai yra Meilės diena vasario 14 ir pabaigai paprašysiu jūsų palinkėjimo Rezų radijo klausytojams. Aš visiems radio klausytojams linkiu, kad ne tik vasario 14 būtų Meilės diena, kad ištisus metus būtų Meilės diena tarp jūsų brangių artimų žmonių, o ne tik tai vieną dieną metuose. Ir labai ją iš karto sureikšmins, kad visos dienos būtų tokios jums. Aš to ir linkiu. Ačiū, visiškai jums pritariu ir, kaip supratau, jūs idėjų tikrai turite daug, linkiu, kad visos jos būtų įgyvendinamos, neišsenkančios energijos, sėkmės kūryboje. Ačiū dar kartelį už pokalbį.